Praeitą kartą, kai baigėm pokalbį, sakėt, kad einat į prekybos žmonėmis. Dingusių žmonių šeimų paramos centras vadinasi, pilna pavadinimas. Ir programa vadinasi Netylėkite. Yra, kaip sakyti, du tokie taškai, per kuriuos aš praėjau. Vienas tai, kai su mama susipykom ir aš tapau benamika. Pirmoji daly pasako, o antra dalys, kad tapau ne savo valia tą auką prekybos žmonėm ir patyriau ir smurtą ir aš gal papasakosiu, kaip išėjo prieš 4 metus su manim susipažino toks berniukas labdaringoje valgykloje, jaunas, jaunesnis už mane, toks simpatiškas ir pasiūlė: Lina, gal tu nori nuskristi į Londoną, ten nieko nereikės daryti, nedirbti nieko, tiesiog pasirašyti kažkokius dokumentus, gausim po 50 svarų ir iškeliausim atgal. Ir aš nepagalvojau, kad gali būti pavojinga su mažai pažįstamu žmogum vykti į užsienį ir išėjo labai blogai, nes mes turėjom tik vieną naktį viešbutį. Tai moteriai, kuri mus pakvietė, labai nepatiko, kad aš gerai kalbu angliškai, galiu suprasti esmę tų dokumentų ir jinai atsisakė man mokėti ir atsisakė mano pagalbos. O kokie ten dokumentai buvo? Aš nemačiau, neįsivaizduoju, kažkokie, neįsivaizduoju dėl ko. Ir vienu žodžiu, bet yra tokia sistema, nes man keli pažįstami čia Lietuvoje sakė, kad mes nuvažiavom ten į Londoną, nuskridom ar į Berliną, kažką pasirašėm ir grįžom. Yra dar toks dalykas kaip pasų prekyba, arba tie visi nusikaltėliai, kai nori žmogų išnaudoti, pirmą eilę, ką daro, nukerta visus ryšius su giminėm, kad policijai negalėtum prisiskambinti, tai atima telefoną ir pasą. Ir tada žmogus lieka situacijos įkaitų ir iš jo jau tau daromi blogi dalykai. Nes pavyzdžiui, jai nepatiko, kad, aš suprantu angliškai, jinai atsisakė tus dokumentus man duoti ir kitą rytą aš atsidūriau Londone be bilieto atgal į Lietuvą. O tas žmogus, su kuriuo paliko mane, dingo. Irgi dingo. Jo, neatsakinėjo telefono pokalbius, aš turėjau 5 svarus. Aš siaubas, nes aš nežinojau, kaip grįžti į Lietuvą. Jau labai greitai, aš dar nuėjau, parašiau pareiškimą policijoje, bet labai greitai, aš buvau gatvėje ir teko naktį irgi miegoti gatvėje, tai kitą dieną ar po kitos iš manęs tokie, man atrodo, rumūnai, tokie tamsiaodžiai, atėmė telefoną, sumušė ir, kažkokį tai laiką aš, atėmė pasą, ten aš radau tokią vietą, ten yra kaip, pas mus yra nakvynės namai, ten buvo tokia benamių prieglauda, Connections. Tai ten ateini, gali pavalgyti, išsimaudyti, ten duoda higienos priemonių, bet labai greitai, man teko tiesiog miegoti gatvėje. Buvo šilta pavasarį, bet vis tiek, labai nejauku ir su manim susipažino tokie lietuviai. Jie tikrai buvo iš Lietuvos ir jie labai negražiai su manim pasielgė, jie mane tiesiog, palaukit, aš baigsiu. Paėmė, užrakino bute ir vertė pardavinėti narkotikus, bet aš turėjau nešioti per taškus ir jie labai žiauriai su manim elgėsi ir kvietė vyrus, aš teko ir prostitutė dirbti ir vienu žodžiu tai tęsiasi keletą savaičių, o po to mane išgelbėjo Britanijos pareigūnai, paguldė į ligoninę, pas mane buvo kraujo uždegimas, plaučių uždegimas, tai praėjau tą kursą, ginekologė apžiūrėjo ten, nežinau, bet po to jie vis tiek turėjo ištirti tą nusikaltimą, tai mane tiesiog pasodino tie operatyvūs darbuotojai, Britanijos pareigūnai, į mašiną ir vežiodavo po visą Londoną, kad aš galėčiau arba parodyti, arba prisiminti, kur aš prekiavau.
Bet po to aš susipažinau su vienu labai fainu lenku. Jaunas berniukas sako, aš tau padėsiu. Davė man, padovanojo telefoną, papildė sąskaitą, sako, paskambink mamai į Lietuvą. Ir aš tada po kelių mėnesių, kaip buvau, ir mano sūnus buvo pas mano mamą čia Vilniui ir aš neturėjau jokių žinių. Ir aš paskambinau, nenorėjau jai ten nieko pasakoti, jinai iki šiol taip ir nežinojo, kas buvo su manim. Ir paskambinau, sakau, mama, aš grįšiu. Sako, gerai, aš laukiu, grįžk, jeigu ten nesiseka. Ir po to tas lenkas palydėjo mane iki Lietuvos ambasados ir konsulas Adomaitis, labai fainas, toks draugiškas, man išrašė tą, išlaikiną pažymėjimą asmens ir nupirko bilietą į Lietuvą, palydėjo iki lėktuvo ir sako, kad tau pavojinga čia būti, tu turi grįžti namo. Ir bet suprantat, aš patyriau psichologinę traumą. Aš, pavyzdžiui, ilgą laiką iš vis žmonių bijojau, o per tą laiką aš jums aną kartą nesakiau, kai aš buvau benamė, mane 3 kartus išprievartavo. Ir dėl to aš dabar lankausi pas psichologę, nes mano draugas gali paliudyti, kad aš labai, aš tai jau, kad aš labai, kaip sakyti, bijau dabar tokių situacijų ir, pavyzdžiui, jisai nieko blogo man, nelinki, bet, tarkim, jisai pastebi, pavyzdžiui, aš taisau dantis, aš susitariau, man padarė tas plokštelės, bet aš užeinu į stomatologą kabinetą, tas maunasi pirštinės, man panika prasidėjo, aš negaliu, aš, pavyzdžiui, nemėgstu, kai mane liečia. Nors, gal žmogus nori švelnumą parodyti ar draugiškumą, bet, man tiesiog, baisu. Tai va, ir aš tik norėjau pasakyti, kad, čia vienas dalykas, kas su manim atsitiko, bet po to, kai aš dar išėjau iš tų lietuvių, kai mane išlaisvino, aš dar kažkokį laiką buvau Londone ir prie manęs priėjo toks, aš mačiau, aš galvojau iš pradžių, kad čia mano įtarimai, tik fantazijos, bet iš tikrųjų vyksta prekyba žmonėm dideliu mastu ir taip daroma, tarkim, yra kažkokia, grupuotė, nusikaltimą. Ir jie iš rytų Europos daugiausiai atveža tos žmonės, ten baltarusus, ukrainiečius, kurie, neturi pastovių pajamų jo. Ir arba moteris, pavyzdžiui, iš Ukrainos dabar veža ukrainietės, nes jos, bėga iš šalies ir yra, labai prastoj situacijoj. Ir, tarkim, tos moteris verčiamos užsiminėti prostituciją, jos parduodamos į viešnamius ir neturi, ten ir mušamos, ir tyčiamos iš jų. O kitas dalykas, tie vyrai, jo pasapavimą, o tie vyrai, tarkim, verčiami dirbti statybose arba restoranuose, virtuvėje, kur, sunkus fizinis darbas ir, pavyzdžiui, yra nuomojamos patalpos, iš kurių, kaip kalėjimas, jie negali išeiti, šeimininkas ateina, nuperka ten cigarečių, pavalgyti, gal irgi, aš galvoju, gal net narkotikus jiems duoda, kad jie, išlaikytų tą darbingumą. Ir va tokia situacija. Ir aš, tas prie manęs toks, vaikinas, sako, žinokit, aš noriu paprašyti pagalbos. Aš sakau, kas atsitiko? Sako, dingo mano brolis. Neatsiliepia telefonu ir aš pradėjau ieškoti ir, kaip sakyt, tiesiog, būna tokios vietos kaip pogrindis. Ir, arba kai yra durys, nebe rankeno, ta prasme, įtartinai atrodo. Vat kai, kreipi tai dėmesį, tai pastebi, tarkim, aš, pavyzdžiui, turiu įtarimų, kur jie laikomi, bet aš aš parašiau pareiškimą policijos departamente, kur Interpolas dirba, bet jie sako, ponia, pas jūs laiky vaizduotė, bet aš tikrai neįsigalvoju, o kad policija nenori tokių bylų tirti, tai, kitas klausimas. Tie lietuviai, kurie jumis pasinaudojo, jūs tuo metu jau buvot benamė Londone. Jo. Kaip įvyko, kaip jie jūs surado, jie jums kažką, nežinau,
žadėjo. Man davė žolės parūkyti. Ir aš apsvaigau ir tiesiog mane nuvedė ir užrakino. Tiesiog taip, be jokių ten nežadėjo Nieko, jokių pinigų, nieko neįkalbinėjo manęs. Tiesiog paėmė kaip, daiktą. Nes man davė labai stiprios žolės ir aš, visiškai praradau ten orientaciją. Ir tada pas juos buvot 2 savaitės? Ne, 2 ar 3 savaitės. Bet aš nieko, ta prasme, man duodavo kažkokių ar heroino, ar žolės tos stiprios, nes, aš neprisimenu to laiko. Aš tik, kaip sakyt, tokie migloti vaizdiniai, bet nėra tokio, kaip tu, pavyzdžiui, prisimeni, ką tu vakar darei visą dieną. Ir žiūrėkit, dar toks dalykas, kai kalbėjausi su pareigūnais, jau kai mane išlaisvino, tai jie pasiūlė man su jais bendradarbiauti, nes, mano, ta prasme, patirtis, kad, tarkim, aš žinau, jeigu dingsta žmogus, aš žinau, arba vaikas, pavyzdžiui, būna dingsta, aš, galiu, duoti parodymų, kurie padeda ikiteisminiam tyrimui. Tai tiesiog, taip pasikalbėjom. Ir aš dabar galvoju, ir baugu iš vienos pusės, o iš kitos aš gal, visai norėčiau. Man patiko Londonas ir, nepaisant to, kad aš buvau prastoj situacijai, jeigu, tarkim, aš turėčiau, pinigų, išvažiuočiau, turėčiau būtą išsinuomoti, dirbčiau pagal sutartį, tai man visai, ten patiko. Kitas gyvenimas, didelis miestas, didelės galimybės. Daug yra žmonių, kurie su tom susiduria, nežinau, tas problemos mastas įdomu. Man atrodo, kad čia yra labai sunkiai įveikiama nusikaltimų ne sistema, o kaip, sistema, jo. Ir prieš tą sistemą niekas nenori eiti, dėl to policija netyria tokių pranešimų, o apsimeta, kad to nevyksta, nors tai vyksta iš tikrųjų. Tiesiog, įsivaizduokit, policininkas, kuris, tarkim, gaudo, ten girtuoklius ir chuliganus, arba ten, stovi su tuo pagaliuku, kuris gerai jaučiasi, sočiai valgo, važinėja su gera mašina, ten rūko kontrabandinės cigaretės ir jam reikia rizikuoti gyvybę, lysti į kažkokius pogrindžius ir ieškoti ir rizikuoti savo gyvenimu, jie to nenori. Jie nori toliau ramiai savo sėdėti. O tokių žmonių, kurie, bet aš žinokit, labai daug sutinku, yra toks dalykas, kaip dirbti po priedangą. Ir, yra daug šitų operatyvių darbuotojų, kurie apsimeta, tarkim, tais pačiais girtuokliais arba bomžais, bet jie, tyria situaciją, renka informaciją ir savo, keliais, nes oficiali policija, tai, tas pats kaip Nausėda prezidentas, nieko jisai nedaro, tik, kad, formalumas toksai. Tas nusikaltimas, jisai įvyko Anglijoje. O Lietuvoje šitą kažkokią jūsų situaciją tyria policija, ar čia ne jų, ar čia Anglijos? Man pasakė, kad čia Anglijos reikalas. Dar girdėjote iš ten kažką? Ne, nes pas mane pasikeitė Facebookas, elektroninis paštas, adreso aš neturėjau ir telefono numeris, tai o kaip jie galėtų mane surasti? Aš bandžiau nueiti į Jungtinių karalysčių ambasadą Antakalnio gatvėje ten, bet bandžiau prisiskambinti, bet nepavyko ir durys buvo uždarytos, gal ten reikia kažkokios rezervacijos, nes man būtų labai įdomu sužinoti, kokių išvadų Anglijoje priėjo pareigūnai. Jie tyrė, tikrai neapleido. Tie lietuviai, kurie jūs apsvaigino, laikė per prievartą. Kokio amžiaus? Jauni visiškai, nes narkotikų prekyba užsiima jauni bachūrai ten,
tarkim, net moksleiviai būna, gi prekiauja ir mokyklose narkotikais ir jie, pavyzdžiui, yra viršesnis, tarkim, kaip dėdė toksai, ne, ir jisai turi tinklą tų mažesnių, jisai iš kažkur gauna ir jisai turi parduoti ir jiems procentaliai išdalinti atlygį už tą atliktą darbą. O jie būna ir patys vartoja, būna nevartoja. Bet čia lengvi pinigai ir tai kaip vadinasi auksinis jaunimas. O kam tada jiems reikėjo jūsų? Tiesiog, kad reikėjo, kad jūs narkotikus padėtumėt pardavinėt? Jo, ir aš dabar be dantų nelabai, bet aš esu patraukli moteris ir dauguma vyrų galėjo pasitenkinti su manim, kai mane vertė tą prostituciją užsiimti. Tai jie mokėjo gerus pinigus, kad su manim permiegoti. Tai o jiems tai į naudą. Tai buvo ir prostitucija, ir narkotikų pardavinėjimas. Ir per tą visą laiką, man dabar klausimas kilo, tas narkotikų pardavinėjimas, jūs pabėgti galimybės neturėjot tuo metu, kai pardavinėjot narkotikus? Taigi aš buvau apsvaigus visą laiką. Noriu pasakyti, niekada nepasirašykit dokumentų neperskaičius. Netikėkit, kad užsienį jums mokės gerus pinigus. Negalima, pavyzdžiui, važiuoti į užsienį, kai sako, agentūra sako, tarkim, įdarbinimo, mes jums sumokėsim už bilietą, o po to atsiskaitysim už atlyginimo, nes čia labai dažnai galima taip išvažiuoti ir po to ir likti ir be darbo, ir be pinigų, nes aš taip manau, kad yra daug lietuvių, kuriems reikia pagalbos, kad jie galėtų namo grįžti, o tie žmonės iš rytų Europos irgi norėtų būti išlaisvinti ir grįžti namo sveiki ir pas vaikus, pas šeimas. Kaip jūs paveikė visą šitą patirtis? Aš suprantu, kad iki Londono gyvenimas irgi nebuvo paprastas ir lengvas. Atrodo, to lygiai jau užtektų. O tada patirtis Londone, kaip jūs pakeitė, jeigu pakeitė? Mane pakeitė į gerą pusę, užgrūdino labai. Aš labai dažnai tiesiog pranešu policijai apie galimus nusikaltimus, nes aš labai aiškiai matau tokius dalykus ir šiaip aš iš tikrųjų norėjau dirbti, man pasiūlė toks, nesakysiu pavardės, vienas pareigūnas pasiūlė tiesiog dirbti savanorę policijos. Nes jie, pavyzdžiui, keletą kartų aš radau dokumentus, pasus, atnešiau į komisariatą, kitą kartą radau piniginę, ta prasme, man davė piniginę, o aš nunešiau, ne savo pasiėmiau, o nunešiau į komisariatą ir po to padėjau, kalbėjau su manim tą tyrėją dėl tos vagystės. Tai aš padėjau tuos dokumentus perduoti tai nukentėjusiai, tai kaip ir gerą darbą padariau. Tai dabar man, nežinau, mažiau gal baimių kažkokių, nes jau viskas praeita ir, kaip sakyt, patirtis yra kokia yra. Dabar aš geriau žinosiu, kad, ką galima, ko negalima daryti. O čia šita tokia kažkokia schema, kad žmonės važiuoja į užsienį, pasirašo dokumentus ir grįžta, čia yra, tai vyksta. Jo, tai tiesa. Tik man įdomu, ką jie pasirašo, kas tai yra. Gal darbo sutartį? Gali būti. Arba, pavyzdžiui, nežinau, išviliojami ir būtai žmonių. Čia Vilniui, nelabai aš kažkaip, nelabai man sekasi, nes aš esu mokyta anglų kalbos pagal išsilavinimą, bet taip išėjo, kad per tos 4 metus, praradau, kaip sakyti, ne patirtį, bet, įgūdžius. Tai dabar, pavyzdžiui, grįžti į mokyklą, nelabai galėčiau, o pagalvojau, yra toks variantas, jeigu čia likti Vilniui, tai turiu kompiuterį ir galėčiau vertimais užsiimti, arba korepetitorę dirbti.
nes labai nemėgstu, man, pavyzdžiui, šitam name savarankiško gyvenimo namuose gyvena žmonės su psichinė negale. Ir jie nei vienas, vienas gal žmogus iš 30 dirba, o visi kiti, taip, dykinėje, galima sakyti. Jie nieko nedaro, pavalgo, parūko, ten su jais elgiamasi kaip su mažais vaikais, pinigai atimami. Žiūrėkit, Raimondai, Serioža gali patvirtinti, aš jau ilgą laiką kovoju ir negaliu iškovoti savo teisių, nes iš manęs paėmė pasą ir banko kortelę ir mane teismo nutartim padarė neveiksnę. Ir aš nieko negaliu. Kaip tai įvyko, kaip teismas nusprendė, kad jūs esat neveiksni? Nes, žinokit, direktorė Neringa Žalienė, šitų namų vedėja, surašė baisius popierius. Žinokit, ten kiekvienas žodis melas. Bet ją patikėjo teisme ir man teismas vyko už akių, aš gulėjau ligoninėj. Ir man sumažino neįgalumo procentus darbingumo. Ir dabar jie sako, kad Lina, tu nebetinki gyventi šitose namuose ir nori mane perkelti į kažkokį pensionatą. Bet ten baisu, aš neįsivaizduoju, aš turiu vaiką, sūnų, 15 metų, aš turiu vieną draugą, čia yra gyvenimas, aš ir taip kabinuosi, noriu atsistoti ant kojų, o jeigu mane perkels, aš, pavyzdžiui, žinokit, bijau būti namuose, galvoju, jeigu, tarkim, girdžiu greitosios tą signalizaciją, aš bijau, kad važiuoja, tiesiog sanitarai ten suriš, paims ir kažkur uždarys. O čia yra savarankiško gyvenimo namai, ne? Prieš tai jūs gyvenote, buvot benamė, pasakot, ir kaip atkeliavot iki čia? Nes pastaruoju metu, man labai nepatiko nakvynės namuose, aš negalėjau ten būti, nes ten tie žmonės visiškai nesitvarko. Aš, pavyzdžiui, nevartoju alkoholio ir esu, tiesiog labai nusiteikus prieš juokus. O ten visi yra alkoholikai, narkomanai ir ten baisiausias purvas ir pas mane net utėlės buvo. Įsivaizduokit, aš moteris, pas mane vaikas ir aš vaikščiau su utėlėm. Aš vos jų atsikračiau ir nuo to laiko miegojau gatvėj. Arba aš miegojau tuo metu žiemą Sereikiškių parke ant suoliuko. Ir ateidavo žmonės, ten buvo pasipiktinę, nes ten suoliukas stovėjo prie teniso kortų ir visi, jie ateidavo pažaisti ryte, o aš ten, guliu su tais skudurais. Ir atėjo iš Atminių gatvės socialinės darbuotojos, sako, Lina, rašyk prašymą socialiniam būstui. Ir labai greitai čia savivaldybė davė šitą būtą. Ten mano langai du ant trečiam aukšte. Tie kraštutiniai. Socialinis būstas. Jisai ne mano nuosavybė, bet, pavyzdžiui, čia geros sąlygos, kadangi, apart to, kad ten atima ir taip toliau, bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, pats būtas yra labai fainas. O kokia priežastis to paso atėmimo? Kad jie tvirtina, kad aš esu nesavarankiška, kad jeigu man duoti pinigus į rankas, aš ištaškysiu per vieną dieną ir po to badausiu, neturėsiu ką valgyti, negalėsiu už butą susimokėti ir jie turės, kažkaip tada nežino, ką daryti, jeigu žmogus išleidžia pinigus, ta prasme, taip neatsakingai. Bet taip nėra ar taip yra? Taip nėra. Aš moku visus mokesčius ir aš esu dabar sutaupus apie 1000 eurų. Per tą laiką. Aš moku vaikų išlaikymą. Ir dabar jūs nori ir iš čia iškraustyti? Jo. Aš tai galvoju, kad dėl kažkokių priežasčių direktorė manęs labai nemėgsta. Bet gal jai reikia būto šito, nes mano kaimynė nori iškraustyti, ją dabar paguldė į psichiatrinę, prieš jos norą, ir nori iškraustyti į Švenčionėlius. Bet aš nežinau, ar aš jai nepatinku, ar jai reikia šito butą atlaisvinti. Ir priežastis tokia, kad teismas sumažino darbingumo procentus, o čia tu gali gyventi su negale su tam tikrais procentais. Ir jeigu jie yra mažesni negu yra priimti pagal įstatymą, tu nebetinki tokiems namams. Ir kur tada gali toliau kelionė būti? Globos įstaiga. Į pensionatą. Arba
nežinau, arba į Rokiškę. Neįsivaizduoju. Nes, pavyzdžiui, toks dalykas, kuris mane labai nervuoja, va, Serioža žino, man vieną kartą į savaitę už mano pinigus užsakinėja maistą iš Barboros, ane? Bet verčia tą maistą laikyti bendroje virtuvėje ir gaminti tik su darbuotojų priežiūra. Nu, įsivaizduokit, kiekvieną kartą, kai aš noriu pavalgyti, aš turiu rasti tą slaugytoją, jisai turi mesti visus reikalus ir mes einam, tarkim, šaltibarščius darytis. Nu, tai čia, koks čia savarankiškumas, tarkim, aš pratus, nedaug valgyti, bet aš kiekvieną dieną perku, šviežią maistą. Aš mėgstu vaisius ten, pavyzdžiui, kažkokius ten, vis tiek, dešrelės, sumuštinius, tarkim, o jie man perka ne tai, ko aš noriu, bet tai, kas yra, kad užtektų savaitei. Pavyzdžiui, konservus arba makaronus. Ta prasme, aš negaliu, arba, bet Serioža žino, sako, tu išvažiuoji į miestą ir tu neturi net, į tualetą nueiti 50 centų, aš pas jį prašau. Jisai sako, Gilina, tu turi pinigus, kodėl tau neduoda. Ir jisai bandė su direktorė pakalbėti, bet labai grubiai tas socialinis darbuotojas, nes Serioža jau metuose, jam beveik 50, bet sako, eik iš čia. Jam pasakė. Va, dar toks dalykas, aš parašiau prašymą Vilniaus teisės klinikoje ir mano Atminių gatvėje paskyrė nemokamą teisininką. Tai aš jam nuvežiau visus popierius ir va kitą savaitę turi jisai į teismą kreiptis, apskųsti, yra variantas apskųsti tą teismo nutartį. Jo, šitą teismo sprendimą. Bet gal reikės dar kartą ekspertizę praeiti, ta prasme reikia. Jūs jau darėt kažkokias ekspertizės? Tada, kai mane išprievartavo, darė ekspertizę. Čia prieš kiek metų buvo? Prieš 3 gal. Bet žinokit, ir dar vienas dalykas, dėl kurių labai, kas man blogai buvo, mane tas vyras, kuris mane išprievartavo, sirgo živ ir užkrėtė mane živ. Ir aš dabar turiu va šitą infekciją ir turiu, gerti vaistus. Labai nesmagu, nes man profesorė Santariškėse pasakė, Lina, jeigu tu nevartosi reguliariai šitų vaistų, tai liga gali į AIDS pereiti ir tada, jau mirsi. O kažkaip tą jaučiat? Ne, nekaip. Man padarė tyrimą prieš keletą savaičių ir pasakė, kad tas virusas yra neaktyvus. Neaktyvuoj stadijoje tiesiog miega. Bet pavyzdžiui, vis tiek, tarkim, įsivaizduokit, aš susipažįstu su vaikinu, ne? Tai, man nepatogu, bet aš, vis tiek turiu jam prieš tai, kad mylėtis, pasisakyti. O man tada aš galvoju, aš pasakysiu, kad sergu ir žmogus, pagalvos, nereikia tokių santykių. Aš turiu kažkodėl kentėti nuo to, kad kitas žmogus, man padarė, žalą. Dar yra toks dalykas, aš noriu pasakyti, aš negaliu užsirūkyti. Yra tokie reabilitacijos centrai. Tai yra, vienas dalykas, aš tai vadinu sektom jos. O tai yra irgi pagal tokią sistemą, kad, tarkim, atsiranda 2 žmonės, kurie save pristato kaip pastorius. Kunigus, dvasinius mokytojus. Jie surenka žmonės, kurie yra socialiai pažeidžiami. Pavyzdžiui, kuriem gresia kalėjimas, kurie neturi kur gyventi, bedarbiai. Tai jie nuomoja patalpas ir tokiu būdu tiesiog plauna pinigus. Gauna per maisto banką maistą kažkokį, priperka tiem žmonėm, sumoka už komunalinės, o tie žmonės dirba visą dieną ir iš jų atimami, pinigai eina į tų pastorių kišenę. Tai, kaip sakyt, ne bažnyčia, bet tokie, vadinasi, reabilitacijos centrai. Nes mane dar iki Londono išvežė į Taliną, į tokį centrą, uždarė ir man, O kas išvežė? vadinasi,
Живой Izraelį rusiškai. Nu, tiesiog aš jau buvau gatvėje ir pasiūlė, va, tau bus geros sąlygos, ten ir turėsi kur gyventi, ką valgyti, apsirengus būsi ir nupirko bilietą. Ir aš žinau tos žmonės, kurie tai padarė, bet, ta prasme, žinokit, Raimundai, Serioža juokėsi iš manęs, sako, tu rašai tos pareiškimus ir nieko nevyksta. Tai, bet čia ne dėl to, kad aš įsigalvoju, o dėl to, kad jie nenori tirti tokių dalykų. O tai tas išvežimas į Taliną, papasakokit daugiau. Jūs rado, kad jūs esat benamė. Jo. Ir įkalbino važiuoti, nes ten yra reabilitacija? Taip. Ir kaip tenais viskas atrodė? Atrodė blogai, nes vėlgi atėmė telefoną, pasą. Po to kažkokios moteris mane, sako, gulkis į lovą, tu pavargus. Aš atsiguliau, jos pradėjo ten bu melstis. Aš galvoju, viskas, reikia namo važiuoti. Ir vienu žodžiu, žinokit, aš pradėjau simuliuoti pilvo skausmų priepuolį. Ir sakau, iškvieskit man greitą. Tie sako, jokia greitoji čia nevažiuos. Aš sakau, tai nuveškite į ligoninę mane. Tai, turbūt, nežinau, man pasisekė, kad mane, sako, gerai, jie norėjo, suprato, kad mane bus sunku, išlaikyti. Ir įsodino į mašiną, nuvežė be bilieto, be nieko, iki Talino išmetė iš mašinos ir viskas. Aš tada, man vienas estas, svetimas žmogus paskolino ten pinigų bilietui ir aš grįžau. Kiek laiko truko tas vizitas? Vieną dieną. Vakare aš jau buvau, Vilniuje, grįžau. Nes, aš labai greitai pamačiau, kad tai nėra. Tai išeina taip, kad galima sakyti, 2 kartus per gyvenimą buvot pagrobta. Jo. Tai ir sakot, tokios patirtis grūdina. Taip. Ateities planai. Aš norėčiau knygą parašyti. Apie ką? Apie tai, kaip išgyventi gatvėje. Ne, juokauju, gal prisiminimus, nežinau, aš gerai rašau, nes aš mėgstu rašyti ir rusų kalba ir literatūra mano buvo, stiprus dalykas mokykloje, tai tiesiog, nežinau, aš labai noriu darbą susirasti, nesunku taip dykinėti ir aš nepratus, aš turiu, noro pati save išlaikyti, norėčiau, norėčiau nugalėti tas baimės po tų išžaginimų, susirasti gerą vyrą ir ten šeimą sukurti, gal ištekėti 3 kartą. Sukurti namus savo, ne čia gyventi, bet tiesiog reikia žmogaus, kuris neišsigąstų manęs, tokios kokia aš esu, priimtų ir padėtų. Aš, pavyzdžiui, tikiu Dievą, Serioža žino, aš lankausi, studijuoju Bibliją. Supratau, Lina, tai dar kartą dėkui, kad susitikom. Tai gal kitą kartą kalbėsim jau apie jūsų knygą? Jo, gerai.